turėjusim imtis komandos kapitonui Dainiui Šalengai. Kapitonas pas mane irgi valdė. Aš visą situaciją žinau. Vot tada jie savo talentą atskleidė. Taip, kaip moka žaist, parodo. Ir jie tik tabulės. Mums sunku dabar. Mes neturime pozicijų. Visom komandom. Čia ne priežastis. Mums sunku bus kovot toliau. Bet čia psichologija viskas. Pasak klubo savininko, Darius Maskoliūnas buvo atleistas vos įsibėgėjus finalo serijai, nes jau nebevaldė situacijos komandoje. Tačiau kodėl trenerio atleidimas buvo traktuojamas kaip tyčinis neigiamas rungtynių rezultato įtakojimas, Vladimiras Romanovas faktų taip ir nepateikė. Problema tas, kad jis nesugeba. Aš jam 10 kartų sakau, Dariau, jeigu to neklauso tave Braunas ar Vatsonas, aš apie legionierių sakau, tai čia tavo problema. Jeigu jaunas žaidėjas neišeina nors 5 minutėm, pas mus komanda yra 12 žmonių. Tai čia tavo problema, kad tu nesugebi valdyti 12 žmonių. Jis nelaimėjo ir negalėjo laimėti. Bet gal jūs nubraižot tas schemas tiesiog taip detaliai, kad treneriui belieka vykdyti ir jis nesijaučia tiesiog jau treneriu? Matot, čia yra tam klausime daug provokacijos. Už tai reikia atsakyti teisingai. Man reikia pagalvoti, kad apie jį atsakyti. Yra tokie treneriai, kur mane taip palenkė ir aš galiu bučiuoti kiekvieną žaidėją, kur nori. Bet jeigu negeras trenerius, ten bus užpakalis, kur aš bučiuoju. Jeigu geras trenerius, tai bus rezultatas. Vardant pergalės, aš galiu pabučiuoti visiems vieną vietą. Pasak Žalgirio klubo savininko, kalbos apie mėginimus suderėti finalo serijos baigti ne iš piršto laužtos. Jeigu būtum kas pasiūlinės pinigų, tai aš apsvarstytum. Aš pasakytum komandai, taip toliau. Čia mūsų reikalas. Kaip sako, kaip elgtis. Mes galim jaunimą išstatyti, taip toliau. Bet čia nesportiškas yra išvis tas pasiūlymas. Buvo pasiūlymas. Nuo Vainausko, nuo Jono. Sako, įsivaizduok, jūsgi vis tiek išėjot. Sakau, pirmas dalykas, kas iš to, jeigu jūs nesportiškai išeisit, ką jūs ten veiksit? Ką jūs tik gėdą padarysit Lietuvai? Lietuvos Ryto klubo valdybos pirmininko Jono Vainausko komentaro mums gauti nepavyko. Tiesiog jis nekėlė telefono ragelio. Vladimiras Romanovas negailėjo kritikos ne tik varžovams, bet ir savo komandos sirgaliams. Anot jo, tokiu elgesiu jie daro gėdą ne tik Lietuvos krepšiniui, bet ir visai šaliai, o jokių konstruktyvių pasiūlymų taip ir nepateikia. Mane vadina Buratina, į skandalą panašus, aš ne į Buratiną. Tik vat mažiukas Buratino žino kelią, išvedė visą teatrą, mūsų cirką, išvedė, kur žino, kur židinės. Tai kur auksinės raktas. Vat matot, kaip būna.